Padangos suteikia mums mobilumo ir laisvės. Sunku įsivaizduoti pasaulį be jų. Kaip tuomet galime padaryti padangas tvaresnes ir sumažinti jų poveikį aplinkai, žemei, vandeniui, orui ir visuomenės sveikatai? Kasmet sunaudojame apie 1,5 milijardo padangų. Kai kurios iš šių padangų gali būti restauruojamos ir naudojamos pakartotinai, bet tokių labai nedaug. Šiandien didžioji dalis naudotų padangų yra deginamos kaip energijos šaltinis krosnyse, elektros energijos tiekimo įrenginiuose arba yra tiesiog išmetamos į sąvartynus. Padangos patekusios į tokias vietas technologiškai neperdirbamos. Laikui bėgant suyra į aplinką išskirdamos nuodingų cheminių medžiagų, užnuodija dirvožemį ir vietinių ekosistemų vandenį. Rubintek išrado procesą, kurio metu naudotų padangų guma paverčiama termoplastiniu polimeru, vadinamu ILTC. Nuo batų padų, padangų ar kitų automobilių dalių iki bitumo modifikavimo produktų, siekiant prailginti kelių ir stogo dangų eksploatavimo laiką. Prisijunkite prie mūsų misijos – išspręsti pasaulinę padangų atliekų problemą ir suteikime gumai tvarumo ir ilgaamžiškumo.